Taigi sveiki čia visi. Čia aš esu Vililijautas ir aš realiai sugrįžau po 2 mėnesių. Jo, žinau. Buvo ilgas laikas realiai ir aš realiai prasišinčiau tiek daug modų per tos 2 mėnesius. Taip jūs pažiūrėkit, Audi, Bembai, Lamborghini, Toyota. Čia tiek daug yra mašina realiai. Bet čia prisiminkit modas. Realiai, jeigu jūs norėsit, kad aš padaryčiau video, kaip parsisiųsti modus tutorialą, tai galėsiu padaryti. Į komentarus parašykit. Realiai varysim su gal Mercedes Benzu. Va. Gerai, čia dabar reikės laukti labai ilgai. Gerai. Taip. Tai va. Čia realiai toks modas, Mercedesas, labai geras, nemeluosiu. Blemba, ne tą mygtuką spaudžiu. Su viena ranka sunku vairuoti yra. Ui, nušiktai. Ai. Na, tai juokauji, kuo tas žmogus tiesiai. Šiaip tai labiau aš tiesiai jį važiavau, net nemeluosiu. Va, Bugatti Chiron. Reikia gal... Tai vien dalyką padarysim. Spaudžiam. Taip. Kur yra greitkelis? Kuria mano mašina, pusė mašinos sugedusi, matosi. Realiai, Bugatti Chiron, jeigu jūs nežinot, kad Bugatti Chiron yra... jis kažkada turėjo rekordą, kaip greičiausia mašina pasaulyje. Ten ros 419 maximum speed. Va, mes jau ant 200 varom. Oi, bet šitą mašiną realiai labai gerai vairuoja. Va, man reikia tik įjungt top speed. Blemba, ten buvo. Oi, top speed. Trauktis. Nu, Jėzau Marija, kokie durni šitie žmonės. Atei varyk. Gal 400 pasieksim. Gali reikėtų į Italijos greitkelį, ten ilgesnis žymiai greitkelis. O, 300. Kem 3. Oi. Net nedega mašina magiškai, bet dumuoja. Nu jo. Vis tiek matosi, kad čia yra Bugatis šiaip tai. Taip. To jo. Insert. Kur aš atsispavninau? Aš po tiltu atsispavninau. Kurie mano mašina važiuoja? What? Nesąmonė kažkokia. Šitas Bugatis labai geras. Oi. Atei. Realiai net ne taip blogai atrodo. Jo, realiai net ne taip blogai atrodo. Taip pačiai tik tai vienas scratch ant visos mašinos. Jo, čia vienas scratch yra. Gerai. Pasikeisiu mašiną, gal į BMW. Opa. Replace current. Šiai taip blogai anglų. Ne, šiaip tai neblogai. Šitas BMW net nėra toks greitas įsmaros. Jo max speed 207. Realiai mes galim tiesiog užfladinti visą mapą. Atei. Pažiūrim. Va. Čia realiai modas, jeigu ką. Jo, žinau, čia modas. Tai visas greitkelis užsifladins.
Realiai, jeigu tu pažiūrėsi dabar į mapą, bum, užsifladinęs. Realiai, greitkelis net neužsifladinęs dar. Bet visas miestas tai jo. Ko iš čia buvo, pala, kuria mano mašina iš čia skrido? Okei. Ne į tą pusę. Ne. O tu juokauji, pala, paru. Ale beveik visas mapas užsifladinęs tai. O čia radijo antena kažkokia. Bum. Ole, šitas realiai taip greit. Ale, dar pakomentuokite, jeigu norėtume, kad aš Italijos mapę padaryčiau video, kaip aš reisinsiu su vandeniu. O tai realiai visas mapas praktiškai paskeninas. Ir čia irgi radijo kažkoks tauras. Gerai, paspausim šitą mygtuką. Bum, perfekto. Ir dabar aš pabandysiu skristi su lėktuvu. Aš žinau, BeamNG nėra lėktuvų simuliatorius, čia mašinų simuliatorius, bet su šitu labai lengva skristi, nes čia realiai su pelyte turi skristi vien tik. Taip, pala, ką mums reikia padaryti? Ai, okei. T plus P plus 4. Gerai, dabar mes galim paspausti P ir tada. Bum, realiai čia labai lengva šitą lėktuvą skristi, nes su pelyte valdosi kontrolai. Okei, kylam, brr. Okei, varom. Ratelį suskleidžiam. Gal į kitą salą nulendinsim. Okei, jau krenta lėktuvas, jau krenta. Ejau, lėktuvai. Ale, mes maros ant kelio nulendinsim tuoj. Arba tiesiai į vandenį. Tiesiai pro pastatą kažkokį. Ale, maros reikės emergency landingą daryti. Sunset Beach. Oi, okei. Darom emergency landingą. Oi, stabdyk, lėktuvą, sufeilinau, nes aš netyčia su ta pelyte. Bent jau lėktuvas vis dar veikia. Nelabai. Jo, mes paskendam. Nelabai pasisekė. Bet bent jau buvom tiek toli nuo salos. Realiai čia net nėra taip blogai. Dar dar pasakėsiu mašinę. Gerai. Tai turim Porsche GT3. Šitą mašiną realiai gana greita yra. Aš nežinau max speedo. Nes aš su šitą mašiną nieko nevažinėjau. Ar daugiau už BMW, jeigu ką. O tu juokauji. Tu juokauji. Kas čia per krešas buvo? Pažiūrim. Nu jo. Ten dar tiesiai į mašinos galą. Pala, aš pervažiavau. Pala, pervažiavau. Varyk.
Okei. Nu kur šitą mašiną taip driftina? Pažiūrim Sport Plus. Realiai aš galiu pasakyti faktą. Jeigu tu jungi Sport modą, tai jis tau daugiau... Ko čia buvo? Padanga susprogo. Na jo, padanga visą susprogo, ką tik. Pažiūrim. Čia net ne tai blogai, realiai. Tik tai visas bumperis. Bent jau mašina geriau dabar važiuos dėl to, nes variklis greičiau. Nu tu juokauji, ko tu į mane įvažiavai? Kažkoks durnius. Driftas. Ne, nu kodėl? Žiūrėk mašiną. Sanamara. Labai gera mašina. Bum! Oi. Va taip pat vairuosiu. Visą lentą nuėmiau. O tu juokauji visą lentą. Visą lentą tas žmogus. Da visas duris nuėmiau. Tu juokauji, bet mašina tai jo. Visą apsivertė į duris dar išverstas kažkotas. Realiai šitas... Nu blemba, pala. Reik va čia, va. Čia yra emergency dalyvis. Čia net nėra. Tai tada čia. Realiai šitą mašiną labai gerą turi interior. Pavyzdžiui, Realiai, jeigu, pavyzdžiui, atidarysiu duris, bus Porsche. O čia dar, parodysiu tuoj. Čia dar yra, veidrodžiai. Ar čia yra? Nežinau, kas čia yra. Maros, kad čia, čia hudrėlis. Taip, net ne šitoj vietoj. Čia net net ne čia bagažinė, kažkur čia variklis turbūt. Bet šiaip taip, pažiūrėjau. Čia dar yra, kas yra tas ramka, yra fold mirrors. Jos susifoldina automatiškai. Bet jeigu open roof, aš pabandysiu šitą dalyką su kabrioletu. Pažiūrėjau. Kur ta mašina? Dubai Police. Jau. Va, kabrioletas. Ne tokia, va tokia reikia. Ko šitą mašiną taip garsiai? Atėjo open roof. Neveikia. Kas yra fold ramka? Kas tai yra? O čia stiklai. Fold ramka. Tai kam šitą du mygtukai tada yra? Čia užsigličina kažkas gal. Bet stogas neatsidaro. Blogai. Jo. Gerai. Tai jeigu jums patiko video, prašau palaikink ir pasubscribink. Viso gero.